Sveiki, krepšinio gerbėjai, esu komentatorius Vaidas Čeponis. Na ir ką, ši savaitė bus tikrai labai turininga. Tikėsimės, jog žalgiriečiai pratęs pergalių seriją Eurolygoje ir išvykoje įveiks Müncheno Bayerną, bet aišku, tai padaryti bus velniškai sudėtinga. O jūs nepamirškit prenumeruoti mano YouTube kanalo, spėkite rungtynių rezultatą ir pagrindinis prizas mano bučkis, taigi verta pasistengti. Lapkričio 6 dieną Europos taurės turnyre rungtyne žais abi Lietuvos komandos. Jeigu norite sužinoti, kaip pasibaigs 7bet Lietkabelio ir Hamburgo Tower rungtynės, paklausykite mano kolegos Jono Lekšo, jis tikrai niekada nemeluoja, o aš paprognozuosiu Gran Canaria ir Vilniaus Wolves dvikovas baigti. Vilniaus komanda tikrai pastaruoju metu pagerino žaidimą, pradėjo skinti pergalės Europos fronte ir Lietuvos krepšinio lygoje žaidimas pagerėjo, tačiau Gran Canaria yra sunkiai kandamas riešutas. Komanda šventė 5 pergalės iš 6 ir ypač sunku žaisti Kanarų salose. Iš esmės jos yra šalia Afrikos, kita laiko zona ir ten rungtyniauti labai sunku visiems, netgi ir Ispanijos milžinams. Gran Canaria turi solidžią sudėtį. Maikas Taubi žaidžia, Losenas, Brusino, gynybos asas LBC, tiesa yra Klevičius, buvęs Prienų komandos žaidėjas. Ten komandom reikia aklimatizuotis, nemanau, kad Vilkai sugebės parsivežti pergalę ir prognozuoju, kad Ispanijos komanda triumfuos maždaug 10 taškų skirtumų. Žalgiris pergalių seriją Eurolygoje bandys pratęsti Münchene, kur kausi su Müncheno Bayernu. Labai kokybišką krepšinį demonstruoja bavarai. Dabar 4 pergalės iš eilės Eurolygoje ir be to namie jie nepralaimi tiek Eurolygoje šį sezoną, tiek Vokietijos čempionate. Puikų darbą atlieka treneris Gordonas Herbertas ir fantastišką formą demonstruoja gynėjai Edvardsas, Neipieras, taip pat aukštaūgis Devinas Bucheris. Tai labai gerai sustyguota komanda ir manau, kad jį pretenduos į atkrintamasias varžybas. Fantastiškai puola komanda. Žalgiris daug geriau ginasi, galima sakyti, gynyba kovos prieš puolimą. Žalgiriui negalės padėti Bryantas Dansonas, neaišku dėl Smailagičiaus. Tikrai trokštų Žalgirio pergalės, tikiuosi, kad neatspėsiu, bet vis dėlto aš manau, kad Bayernas išlaikys savo namų tvirtovę ir nugalės Žalgirį maždaug 5-7 taškais. Lapkričio 8 krepšinio gerbėjų laukia dar vienas gardus desertas, tai yra mirtinų Graikijos priešų akistata, Atėnų Panathinaikos prieš Pirėjo Olympiakos. Šį sezoną komandos jau 2 kartus žaidė tarpusavyje ir Graikijos lygoje, taip pat Super taurės turnyre ir komandos pasidalijo po pergalę. Įdomu tai, kad šį sezoną Panathinaikos nepralaimi namie, o Olympiakos visas pralaimėtas 3 rungtynes, būtent tas nesėkmės patyrė išvykose. Ir manau, kad Panathinaikos dabar ir geresnės sportinės formos, 3 pergalės iš eilės yra Eurolygoje, plus savo žiūrovų parama, bus kaip 6. žaidėjas PAO klubui. Dar manau, kad vyks tikras nervų karas ir mūsų laukia nerezultatyvios rungtynės. Prognozuoju, kad komandos įmes maždaug apie 140 taškų ir Panathinaikos nugalės varžovus po atkaklios kovos 3, 4, galbūt 5 taškais. Žalgirio krepšininkų po mūšio Münchene Lietuvos krepšinio lygoje lauks, manau, nelengva akistata išvykoje su Klaipėdos Neptūnu. Po to Žalgirio lauks dviguba Eurolygos savaitė ir matėme, kas nutiko Vilniuje, kai kauniečiai triuškinamai pralaimėjo Vilkams prieš dvigubą Eurolygos savaitę. Tikėtina, jog kauniečiai irgi šiek tiek pasitaupys. Neptūnas šį sezoną įveikė Rytą, Vilkus, 7bet Lietkabelį, pralaimėjo Mažeikiams,
bet tai ta komanda, kuri mobilizuojasi, nusiteikia maksimaliai kovai, kai žaidžia su labai stipriu priešininku. Kai žaidžia su silpnomis komandomis, tikrai lengvabūdiškai dažnai atsipalaiduoja klaipėdiečiai. Aš manau, kad vyks tikrai apylygė kova, na ir vis dėlto manau, kad Žalgiris turės daug vargo iki paskutinių minučių, gal paskutinių sekundžių, vis dėlto Žalgirio pergalė per plauką 1, 2 ar 3 taškelį. Kągi, tai buvo mano komentatoriaus Vaido Čeponio prognozės. Tikiuosi, mano prognozė dėl Žalgirio pralaimėjimo Miunchene neišsipildys, duok dieve. Kągi, visiems linkiu sėkmės ir iki.